Labas, aš Rita. Esu skrydžių palydovė. Nuolatos keliauju, tad pažįstamų draugų ir bičiulių turiu visame pasaulyje. Su daugeliu jų mane jungia socialiniai tinklai. Tai paslauga skirta internetinėms bendruomenėms kurti. Socialiniai tinklai atveria daugybę galimybių. Leidžia interaktyviai bendrauti, surasti bendraminčių ir pažįstamų. Galime patys kurti nuotraukų albumus, peržiūrėti draugų įkeltas nuotraukas, jas komentuoti. Pabandysiu jums pristatyti keletą populiariausių tarptautinių ir lietuviškų socialinių tinklų internete. Lietuvoje populiarus socialinis tinklas yra www.klasė.lt, padėsinti surasti seniai matytus draugus, su kuriais mokėtės. Užsiregistravę šiame portale galėsite bendrauti su klasės draugais, įkelti savo ir žiūrėti bendras bei asmeninės nuotraukas, dalyvauti klasės ar mokyklos forumuose. Norint užsiregistruoti, reikia pradinėme portalo puslapyje spustelėti nuorodą registracija. Trumpai supažindisiu su dar vienu socialiniu tinklu – www.fripe.lt. Čia galite bendrauti su draugais, kviesti prisijungti naujus draugus, peržiūrėti ir kurti nuotraukų bei filmuotos medžiagos galerijas, publikuoti savo kūrybą, ieškoti bendraminčių, rašyti dienoraščius, klausyti muzikos ir bendrauti su mėgstamais atlikėjais. Prisijungti prie šio portalo galite gavę draugų kvietimą. O jei kvietimo neturite, pradinėme portalo puslapyje spustelėkite kairėje esančią nuorodą. Neturi pakvietimo? Spausk čia. Kaip naudotis www.fripe.lt paslaugomis galite sužinoti, pažiūrėję filmuką www.fripe.lt. www.myspace.com yra vienas žinomiausių socialinių tinklų pasaulyje, kuriame užsiregistravę net puikiai žinomi muzikos atlikėjai. Su jais gali bendrauti kiekvienas užsiregistravęs svetainės narys. O užsiregistruoti labai paprasta. Tai reikia pradinėme puslapyje rasti dešinėje esančią nuorodą Login, ją spustelėti ir įvesti reikiamą informaciją. Ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje sparčiai populiarėja socialinis tinklas www.facebook.com. Kaip ir kiti socialiniai tinklai, jis skirtas patogiai bendrauti. Šiuo metu Facebook išsiskiria itin mažų reklamos kiekiu. Užsiregistravus šiame portale galima prisijungti prie įvairių grupių ir tinklų pagal valstybę, mokyklą ir panašiai. Svarbu tai, kad šiame portale nemokamai galima įkelti tikrai daug nuotraukų. Norint prisijungti prie gausaus Facebook būrio, reikia užpildyti reikiamus duomenis pradinėme portalo puslapyje ir spustelėti mygtuką Sign Up. Tikiuosi, kad pristatyti keli tarptautiniai ir lietuviški socialiniai tinklai padės jums pasirinkti vieną ar kelis iš jų ir interaktyviai bendrauti interneto platybėse. Sėkmės!